Šiandien parodysiu, kaip pasigaminti namo arba pastato ženklinimą. Tai namo numeris ar pastato ir gatvės pavadinimas. Ir darysim šitą Lightburn programai, kaip visada. Naudosim Mira 9 100 W tūbą. Ir medžiaga bus organinis stiklas juodos spalvos. Taip, tai pradžiai pasiemam kvadratą pasidarom, jeigu kvadratinį darot, ir pagal išmatavimus medžiagos, kokio dydžio ženklą nori. Tai mano atveju gaunasi 615 ant 420. Taip, tai dabar turiu kvadratą ir aš noriu kampus susiapvalinti, man aš kažkaip nenoriu tų labai aštrių kampų, tai einu į Shape Properties ir pasiapvalinu. Taip pat pasidarau čia tokį išpjovimą, čia viskas bus išpjovimas, jokio graviravimo. Taip. Truputį gal susimažinam. Tai va, irgi užsiapvalinu truputį. Taip, kažkur tai taip. Pasižymiu abudu ir susicentruoju. Taip, įsivedu skaičius. Taip. Gerai. Ir taip. Gatvės pavadinimas. Truputį ilgas, pas jūs gal bus trumpesnis, tai nebus tiek tokios mažos raidės. Taip, gerai. Ir irgi susicentruojam. Taip, tai dabar turim mes pasidarę kaip ir ženklą. Tai čia viskas bus išpjauta, tai jisai tuščiaviduris bus. Ir atrodys taip. Tai mes turim problemėlę, kurią reikia išspręsti. Tai vat raidės kaip A, O, R, P, dar viena R. Jos gausis, kad išsipjaus viskas. Nes vidurys neturės kur laikytis. Tai mums reikia išspręsti šitą problemėlę. Tai parodysiu, kaip tai padaryti. Tai pasiemam, tarkim, kvadratą. Pasidarom kažkokio dydžio. Taip, tai aš manau, kad reikia sudaryti biškį trumpesnį. Tai va, ir jų pasidauginam truputį, kad turėtumėm daugiau, kad visi vienodo dydžio būtų. Taip. Dabar jeigu mes pažymim, visas pasižymi Savanorių prospektas, tai mums reikia, kad būtų atskiros dalis. Tai mes spaudžiam dešinį klavišą ir Convert to Path. Tai jį dabar atskiria, tai aš va kiekvieną dalį atskirai galiu pažymėti. Tai aš aišku sujungsiu šitus, sugrupuosiu, kad būtų vienas visų, kurių dirbsim. Taip, sugrupuosiu atskirai raidės. Ir čia dar. Taip. Tai dabar įsidedu čia. Šitą įsidedam čia. Nu, padarom pirmą O raidę. Tai pirmą aš noriu susilyginti šitą, kad būtų per vidurį. Tai vėl aš pasižymiu abudu ir pasidarau centrą. Lygiai taip pat su šitu. Pasidarau centrą.
Taip. Dabar aš pažymiu šitą, shiftai spaudžiu, pažymiu tuos ir tada reikia aišku pasižaisti čia. Va. Ir padarau tokį tarpą. Lygiai tą patį su šitu. Va. Tai dabar gausis, kad man išsipjaus šonai, bet gausis, kad vidurys liks. O raidė. Taip. Toliau darom tą patį su raidė. Tai aišku, galim padaryti kitaip. Va čia vieną pasidedu, tada Ctrl D. Ir aš jį tiesiog nusileidžiu čia, kad būtų toj pačioj vietoj. Na ir vėl pasižymim. Ir neleidžia man šiuo atveju pasidaryti. Jeigu toks variantas atsitinka, tai tada reikia eiliškumo žymėjimo pasikeisti. Va. Ir tada suveikia. Na va, turim raidę. Dabar toliau darom P. Vėl Ctrl D ir su klavišu nusileidžiu žemyn, kad būtų toj pačioj vietoj. Vėl pasižymiu šitą. Taip. Va. Nu ir viskas labai gražiai atrodo. Tada dar kartą pasidarom raidę. Taip. Ctrl D. Suleidžiam žemyn. Ir vėl pasižymėm. Taip. Nu ir ką liko? A raidė. 2 A raidės. Taip, čia jau reikia nuspręsti, kaip čia geriau mes norim pasidaryti. Sakyčiau vieną čia. Ir kažkaip tai reikėtų dar šoną. Arba galima tiesiog pasidaryti čia kampu. O tai va. Tarkim. Čia beveik lygiai. Pažiūrim, jeigu duplikuojam. Šitą čia padarom. Nu va. Taip. Tai mes galim tiesiog paimti šitą pažymėti. Šitą. Ctrl D. Ir visą šitą atsineš čia. Ir pasistatyti šitą vietą. Taip. Nu ir lygiai taip pat pasižymim vieną, kitą. Taip. Taip. Vėl tą patį čia. Nu va, ir gavosi dabar pas mus, kad neiškris viduriukai visi. Tai va, tai dabar, aišku, nusižymim savo parametrus, kurie pagal jūsų galingumą staklių ir galima bus daryti pjovimą. Tai nufilmuosiu pjovimą ir kaip atrodo ant pasto. Ai, tiesa, dar skylutės noriu pasidaryti, kad man paprasčiausiai nereikėtų čia gręžti jo. Tai man reikia 5 mm skylutė, 5. Taip. Taip, tai aš dabar pasigaminu 4 jas. Šitą palei šitą darom kairiai aukščiausia ir viršus. Nu, aš tokį, gal yra geresnis būdas, bet aš
būtent taip darau. Ir tada čia dešiniai ir viršus. Tada šitą kairiai apačia. Ir šitas dešinė apačia. Nu ir pagal mano nustatymus, jeigu aš imu klaviatūrą ir naudoju, tarkim, dešinę arba kairį, tai aš tiesiog pagal jį nustatau, nu, tarkim, kiek žingsnių aš noriu, kad darytų. Tai, tarkim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu va, tai mano, aš žinau, kad tiksliai pas mane bus toj vietoj, kur aš noriu. Ir kaip sakant, niekas nebus nukrypę į šoną. Taip, tai vėl tą patį pasidarau. Taip. Aš gal čia per arti. Truputį. Bet pažiūrėsim, kaip gausis. Čia, aišku, tos žingsnius klaviatūros, tai galima irgi pasikeisti, jie yra nustatymuose. Tai, kad nebūtų taip tokie mažiukai žingsniai, aš susimažinęs jos tiesiog, kai reikia labai precizinio ir kai kontrolai spaudžiu, dar jos mažesnius pasidaręs. Tai va, dar kartą pasitikrinam, kaip čia viskas atrodys. Tai va, toks mūsų ženklinimas. Ir ką, einam prie staklių.